Žvaigždė Nikola Scherzinger įsitikinusi, kad ji pernelyg gera mergaitė, kad galėtų varžytis dėl Grammy, Oskaro ar Tony apdovanojimo. Atlikėja, kuri niekuomet nėra pasirodžiusi Broadway'e ir vaidino tik 2 filmuose, tvirtina, kad geros mergaitės įvaizdis jai kliudė pasiekti sėkmės aukštumas. Britų laikraščiui The Independent jis sakė, jog esu kilusi iš religingos šeimos, mano senelis yra kunigas, jei jie palaiko mane veikloje, kurią darau, tuomet jau viskas tvarkoje. Kartais norėčiau būti labiau provokuojanti ir iššaukianti, tuomet ko gero sulaukčiau didesnės sėkmės. Taip samprotavo Nicole Scherzinger. Jos bumerangė vieno top 40, kaip minėta, yra 20 vietą, laipteliu aukščiau 19 One Republic, I Lose Myself. 19